trečiadienis, birželio 17. Kol gal įsigazuosiu, biškai reikės laiko. Pūslės nervina. Iki Klaipėdos 7-2 kilai. Tai būtų labai gerai per ateinančią parą šitą visą reikalą ir pabaigti. Gal viskas ok bus. Vau, čia tai stotelė. Būtų labai neblogai, jeigu kas 5 km tokia būtų. O būtų tai jėga. Karvėm visą laiką kažkas įdomu. Visą viską stebi. Ja, vienas Žemaitijos miestų Rietavas. Tikiuosi čia man irgi duos kas pavalgyt. Pavalgiau kaviniai. Tai suvalgiau varškėčių ir kiaušinienės. Savininkas prieėjo, paklausinėjo, kur aš čia žarglioju. Papasakoju, kad pas jį dažnai ateina pavalgyti visokie prašalaičiai, žygeiviai, dviratininkai, motociklininkai, užsieniečiai ir panašus dalykai. Nu, bet matos, kad jam įdomus tokie dalykai. Žygiai. Gal pats kada jas, arba norėtų. O, dar kito modelio stotelė. Stojam. Gerai, kokia mūsų situacija. Situacija gan nebloga. Atrodo, liko visai nedaug. Taip, kai Google Maps rašo 55 km arba 12 valandų 17 minučių gryno ėjimo. Nu, kažkaip eisim. Šiandien kojelis netaip linksmai neša. Tokios be energijos. Ne taip kaip tos karvės. Ką tu, nagė? Mėlysti? Dar viena meniška stotelė. Jeigu vairuosi nesakingai, aš visada turėsiu darbo. Čia, kaip suprantu, yra poilsiavietė. Tai reikia išbandyti. Nei galo, nei krašto nesimato. Ir jau karšta. 19 valandų. Ir liko dar 39 km. Užsidedam greičio akinius. Gal biškai greičiau eisis. Nes iki šiol tai sunkiai eina. Jeigu paklaustumėt apie maitinimą per šitą žygį, tai geriausia atveju vieną kartą per dieną gali gauti kažkur pavalgyti padaraus maistą. Visa kita irgi retas atvejas kaimo parduotuvės, tai ten gali kažkokių užkandžių gauti vaisių, tai ne visada. Ir degalinės, tai irgi nedažnas atvejas, bet gali išgyventi. O kažkokio svorio papildomo maisto neštis tai nesinori. Svoris pilinis iškart didėja. Nėra sunkiai. Bet išgyvenam. Stotelė. Praleidžiam, einam toliau. Dabar stengsiuos daryti retesnius sustojimus. Jeigu darysiu, tai stengsiuos daryti juos trumpesnius. Nes jau reikia paimti Klaipėdą. Po beveik 2 valandų ėjimo šiokia tokia civilizacija jau.
Liko nei daug, nei mažai. Kiek ten liko? 28 km. Dabar yra 22, 20. Baisiai didelis. Koks ten kelmiškis atminu. Panašu, kad čia bus piliakalniai tikriausiai. Nu, ateis į garažus. Paskutinis didesnis miestas prieš Klaipėdą. Reikia imtis paskutinio šiaudo. Baisų nuo skausmo jau reikia. Kinkliai ir blauzos. Jau skauda. Nežinau, ar čia kas nors matos. Dabar nieko nesimato. Jeigu perėjome į kitą dieną, į ketvirtadienį, birželio 18 dieną. Dabar 0,0 ir 0,16. Liko niekingi 21 kilas. Bet dar reikia atkentėt. Nežinau, ar vaikas vaistai suveikė, bet biškį lyg tais guviau eina. Tas kavinės savininkas sakė, kad Dovila yra gražus miestelis. Žiūrėsim. Yra vaškų, ne? Tylu taip, nieko nėra. Pėstieji. Neapšviestame kelią ruožę, nieko nematau einančių. Norėjau reklamą dėti, kad dar šitus nešiotumėt. Nu, supratau. Tuoj bus praktinis pavyzdys, kaip aš esu matomas kelyje. Štai, mašina persiriko į kitą juostą. Jinai mane pamatė. Taip. Paskutinį 10 km likę. Man be sustojimo reikia eit. Prieš tai biškį stotelį nubėgau. Nes jau buvo jau visai sunku eit. Vėl iš šonus pradėjo mėtis, užsimerkiau į vieną pusę, vėl į kitą pusę. Tai biškį tai guliu kokį 15 minučių pagulėjau. Viskas organizuojam. Tarp kitų dar 4 valandos, tai būtų gerai iki 6 spėti. Liko beveik 5 km. Judu kosminiu greičiu. Tada jau nebesaugo, vis tiek bus nudrošti. Google, tu mane ilgavai. Čia nėra praėjimą. Ai, gal praviršų kažkaip ten. Noriu pasigaut ten. Nelegaliai praeiti. Ups. Įtikinėris manęs nepagaudo. Ką tu čia veiki? Tavęs pasitikėjau. Tai ką, Klaipėdos mašinų turi? Per kiek laiko? Porą valandų. Per 2 valandas 30 minučių. Nu, o kiek tu Tai kam atrodo čia kažkom vaikštų? Nežinau. Nu, tai vienas durnis. Tai galim da, su mašina turi. Nu ir atėjom 7
72 km per parą iki jūros. Kur čia yra kažkoks suolelis? Google Maps rašo, yra suolelis prie pajūrio. Negi tas? What? Nu, normalus suolelis bus čia. Belia ką. Visgi šitas yra suolelis prie pajūrio tikrasis. Tai reik lipt, jeigu atėjau. Žygis truko beveik 5 paras. Ne biškį ilgiau negu prognozavo Google Maps. Google Maps prognozavo per 2 dienas ir 7 valandas kažko matai. Man šį kartą nepavyko, kad tiek apėt, bet nebent būčiau be kuprinės. Per tas net 5 paras nuėta 237 km. Taip žygis nebuvo iš lengvųjų. Buvo 2 mažiausiai momentai, kada norėjau nutraukti. Tai po pirmos paros, kada neprisižiūrėjau ir atsirado pūslės, jau buvo sunkai. Ir antrą kartą, kai tas skrandis stoja blogą, pykina, priemalas eina, tai jau tikrai galvojau, amen. Bet žmona atsivežė namo, atipavo, vaikai prigirdė. Sakau, keliam plečią ir aš mane atgal į vietą. Ir parvežė, iš pradžių dar atrodo sunkoka, paskui įsivaikščiau viskas šitai. Ir viskas, ir žygis vaitas. Girdai, kaip mes grįšim? Su mašina? Gal nori kažko? Davai, einu. Grįšiu pats. Ate. Stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chasing time, it's running past. We race the sun, no time to stray.